Sveiki draugai, sveiki visi investuotojai. Lietuvos sveikinuosi su jumis iš šilto saulėto Majamio. Esam čia jau visą mėnesį ir šiek tiek praradau vienu momentu pojūtį, kas vyksta Lietuvoje. Tačiau čia atvykstantis investuotojai lietuviai vis papasakoja ir pati karts nuo karto patikrinu aruodą, kas vyksta. Tai matau, kad vyksta labai didelis kainų šuolis būtų, kurie tinkami flipinimui, ir labai daug negatyvių nuomonių medijų yra išsakoma į flipintojų pusę. Tai noriu pasakyti, nepeikim flipintojų, jie daro be galo gerą darbą, todėl kad Lietuvoje yra nemažai apleistų būtų ir tie būtai reikalauja ne tik naujų dažų ant sienų, bet ir viso inžinieringo pakeitimo. Tai flipintojai iš principo keičia viską šitame bute, atkelia jį naujam gyvenimui, jie investuoja į tos objektus su rizika, todėl kad ne vienoje investicijoje pelno garantuoto nėra, ir padaro juos gražiais, kad kažkokia tai šeima galėtų atvykti gyventi gražiuose atnaujintuose namuose. Tai su visa pagarba flipintojams, sėkmės jiems. Ir tikiuosi, jie išsilaikys šitoj labai konkurencingoje rinkoje šiai dieną. Aš taip pat dar norėčiau paliesti nekilnojamo turto grąžos iš gaunamos nuomos Lietuvoje. Vėlgi yra pilna eskalacijų, kad Lietuvoje nuomos grąžos labai yra mažos ir neverta investuoti. Nes pavyzdžiui, turto vertė yra didelė, o grąža nepasivyja tos turto vertės. Tai yra tokie dalykai kaip nuoma, kai mes perkam nekilnojamąjį turtą nuomai, tai mums yra svarbu, kad nuoma dengtų paskolą ir mums liktų dar 1 arba 1,5 karto. Tai reiškia, jeigu nuoma yra, sakykime, 1250, tai mes 500 atiduodam bankui ir mums dar turi likti 750, 1,5 karto. Tai yra reikalavimai nuomai. Toliau, kai mes ieškome investicinių objektų, aš asmeniškai, tiek mano visi mokiniai, mes žiūrim ne tik, kad nuoma taip veiktų, kaip ką tik pasakiau, bet tuo pačiu mūsų įsigyjamas turtas būtų tokioj vietoj su perspektyva, kur yra aiškiai matomas augimas kainos ir vertės. Pavyzdžiui, paimkim Vilniaus senamiestį. 21-22 metai mūsų vertinimai yra apie 3500-3700 už 1 kvadratą. Tų pačių būtų vertinimai 25 metais daryti, 26 dar nedarėm, jau vertinimai buvo 5100-5500 tame tarpe. Tai vertės užaugo automatiškai ir kaina pardavimo labai stipriai, tačiau nuoma nuo 22 metų liko tokia pat, kokia ir buvo. Jeigu dabar aš visą laiką bėgiosiu paskui užaugusią kainą ir vertę, tai aš turiu nuolatos tą turtą pardavinėti, gaminti naują. Nes taip nebūna, kad nuoma auga lygiai taip pat kaip turto kaina arba vertė. Tai jeigu mes perkam turtą nuomai, mums rūpi, dengia kreditą ir mums lieka tiek, kad mes galėtumėm pilnai iš to išgyventi. Ir jeigu dar mes esam profesionalai, mes išrenkam tokį turtą, kur ne tik nuoma mūsų aprūpina mūsų gyvenimą, bet dar ir vertė to turto stipriai kyla, kad mes galėtumėm padaryti cash outą. Pavyzdžiui, jeigu jūsų vertė buvo 300, dabar 500, tai nuo 200 jūs galite kreiptis į finansavimo įstaigas ir jums šiai dienai gali 70% išmokėti vertės skirtumo. Ir tą pinigą jūs galite panaudoti kito objekto vystymui. Aišku, su sąlyga, kad jūsų alga leidžia turėti tokį kreditą, Tai jūs galite panaudoti cash outui šiandien arba galite tiesiog auginti vertę ir po metų, 2-3, galbūt jūsų paskola atpigs, todėl kad pirmą jinai nuinfliuos, antrą ją išmoka
išmokate kas mėnesį nuomininko pinigais, vertė turto kyla, tai jūs tai auginat kapitalo prieaugį. Tai kodėl reikia atsisakyti turto, kur kyla didelė, stipriai vertė, tik dėl to, kad nuoma jo nepasivyja. Bet nuoma tai aprūpina mano gyvenimą, tai kokia čia problema tada yra? Džiaukitės, jeigu jūs turite turtą, kuris pilnai aprūpina jūsų gyvenimą, dengia paskolas jūsų ir dar jo vertė stipriai kyla. Tai jūs realiai auginat kapitalo prieaugį savo po 5-10 metų, kai galbūt jums reikės tų pinigų. Tai nieko blogo tame nėra, kad turto vertės pakylo, o nuoma jų nepasivyja. Tai linkiu sėkmės, turėkit tik tokius turtus, kurie atlieka ir nuomos funkciją, grąžą gerą generuoja ir iš nuomos, ir iš kapitalo prieaugių gerą grąžą generuoja. Ir dar jūs galite padaryti kešautą, išsitraukti pinigus šiandien ir panaudoti, pavyzdžiui, naujo automobilio įsigijimui. Tai va, tai sėkmės visiems, būkite kritiški, netikėkit visko, kas sako, ir mano žodžiais netikėkit. Darykit savo analizę ir tik tada priimkit sprendimus. Sėkmės visiems su investicijom į nekilnojamąjį turtą.